Ar gerai? Gerai! Sveiki visi Žiburio žinių žiūrovai. Dėl techninės sklandumų, tai yra lievo mikrofono, dabar mano kolega yra Lukas Bartulis. Ir kadangi mes dabar grįžome po atostogų, visai nepalisėję, nemanau, kad ir jūs palisėję, pradėsime su krikštynomis, o tai yra pats baisiausias pirmokų renginys, tačiau vyresniųjų linksmiausias. Pažiūrėkime. Labą dieną, žiburiečiai! Kam sunyžė? Tai kiekvieną dieną. Nusišypsau. Ai, tai iš nuo... Vienas! Vėluoja! Gyvatė! Vienas! Vienas! Aš myliu žiburį! Negirdžiu! Dabar taip! Tu šitą pokyli! Įsižiūoji, stipriau, galą viršų, gerai, šaunuolis. Neselfinkit! Ar girdėjai, Lukai, kokį klausimą uždavė mūsų misteris Klaustukas? Ne, negirdėjau. Ar žinai, kas yra LKL? Čia labai paprasta Lietuvos krepšinio lyga, bet man įdomu, ar mūsų gimnazistai žino, ką tai reiškia. Ir ką apie tai žino. Pažiūrim. Čia Lietuvos krepšinio lyga, gal kažkas tokio? Nu, tenai varžybos vyksta. Kieno? Krepšinio. Krepšinio lyga Lietuvos. Žinau, kad žaidžia Daumantas Šeškus. O ką dar žinai? Krepšinis. 1-9-3. Lietuvos krepšinio lyga. Lietuvos krepšinio lyga? Lietuvos krepšinio lyga. Tai yra Lietuvos krepšinio lyga. Manau, kad apie 10. 16 gal? 1-9-3. Neįsivaizduoju, 12 gal. Manau, dviženklis skaičius iki 20. Gal 12? Daug. Kiek tas daug? Nežinau. Maždaug. 14. 8 kokius arba 10. Dabar 11, neklystu. Taip. Joje komandų, nežinau, visos Lietuvos. Manau, kad kokiais 90-ais. Ne, gal anksčiau, nežinau, 90-ais gal. 1900 bus kokiais, palei gal 900 metų vidurį, kažkas tokio. 99 gal? 1990 kažkelintais gal. Kauno Žalgiris, žinoma, be abejonių, tikiuosi. Žalgiris. Taip, Prienai yra pati geriausia komanda. Žiburys. Žalgiris. Žalgiris. Kauno Žalgiris. Kauno Žalgiris. Žalgiris gal koks, jo. Ar pasiilgsi, Lukai, mūsų prezidento Daumanto? Ką žinau, tas prezidentas, žinai, toksai... Tačiau, paklausyk. Taip. Artėja prezidento rinkimai. Aha. Ir turėsime neužilgo naują prezidentą. O galbūt prezidentę, kaip ir seniau buvo. Tai apie tai reportažą mums paruošė kol kas esantis prezidentas, mūsų ekspertas Daumantas. Sveiki, su jumis po ilgos pertraukos sugrįžo ekspertas. Ir šį kartą savo reportažą pradėsiu nuo klausimų. Ar žinot, koks įvykis prasidėjo šią savaitę mūsų mokykloje? Prezidento rinkimai. Būtent, tad šiandien reportažas apie rinkimus. Visą šią savaitę jūs matėte šį skelbimą, kuris skelbia, kad nuo šios savaitės prasidėjo prezidento rinkimai. Tad būkite aktyvūs ir būtinai juose sudalyvaukite. O nuo kitos savaitės prasidės agitacinė kompanija. O dabar matome reginį, kuomet 100 mokinių iš mūsų gimnazijos grįžta šiais moderniais autobusais. Jie buvo filme Radviliada. Pirmieji įspūdžiai iš filmo. Pirmieji įspūdžiai. Ar patiko? Kodėl patiko tau? Nežinau. Ačiū. Toliau, bėgam. Mūsų operatoriui skambina. Bėgam! Kur buvai? Aš dabar buvau filme. Kokiam? Nežinau. Ar patiko? Labai. Labai? Norėtum vaidinti jame? Ne. Kodėl? Ne, be šansų. O bent pavadinimą žinai? Ne.
Paklaus. Dabar nežinau, aš kalbu telefonu. Ačiū. Sekančią savaitę mūsų mokykloje vyks agitacinė kampanija, kurioje išvysite mūsų kandidatus. Lapkričio 17 dieną įvyks debatai, kuriuose mūsų kandidatai išreikš savo nuomonę. Lapkričio 19 dieną mūsų mokykloje įvyks pirmas rinkimų turas, o lapkričio 21 antrasis. Tad nesnauskit ir būkite aktyvūs. Su jumis buvo ekspertas. Trumpos gimnazijos naujienos. Trečiadienį 9 mūsų gimnazistai išvyko į Ameriką su projektu. Jie grįž po 2 savaičių. Visi laukiame jų grįžtant. Komercinis pasiūlymas. Baigėsi geri orai, tačiau bent šią savaitę išeikite į lauką. Pabūkite visi lauke, nes artėja žiema. Ir tada jau bus šalta lauke. Nu, ne taip linksma kaip šalta, nors jau galima vis tiek rasti pramogų. Su jumis buvo Žiburio žinios! Ar gerai? Gerai! Oi gerai! Oi gerai, gerai, gerai! Oi gerai! Ką žinai apie LKL? LKL? LKL pirmenybės prasidėjo, ta prasme, ką žinau apie LKL. Kas tai yra? Kas tai yra Lietuvos krepšinio lyga.